Sveiki, mėlyjei! Šiame video noriu išbandyti man naują korėjiečių brandą, kuris vadinasi Tony Moly ir štai kaip žavingai atrodo jo įpakavimai. Kas yra esmė korėjiečių makiažo, į ką jie labiausiai skiria dėmesį savo, tai žinoma yra oda ir visų pirma, tai yra visi žingsniai iki makiažo priemonių paruošiant odą, ją pridrėkinant, kad jie atrodytų labai sveika, graži ir atleiskit man šiandien, aš esu po ligos, todėl mano odos būklė tikrai neatrodo fantastiškiausiai kaip tai gali, tačiau pabandysim šiek tiek ją sutvarkyti. Ir pirmas žingsnis, kurį aš padarysiu, tai uždėsiu štai šią Red Wine Sheet Mask ir palaikysiu 30 minučių. Ji žada, kad sumažins mano poras ir taip mano veidukas bus paruoštas kitom makiažo priemonėm. Štai, praėjo 20 minučių ir visus kaukės likučius aš nenuvalau, o su kamaisiais judesiais dar įmasažuoju į odą. Na štai, visas įmasažavimas likusio produkto į odą nuo rankų judesių dar pagerino jos tonusą, na, o pats kaukės efektas tikrai yra vizualiai matomas, kad poros pamažėjo ir jaučiasi toks šiek tiek liftingo efektas. Na ir žinoma, ką aš noriu pasakyti, tai naudojant šią kaukę tikrai neatsisakykite visų kitų savo įprastų odos priežiūros rutinos elementų, bet aš keliausiu jau prie sekančios priemonės ir apskritai noriu pasakyti apie tai, kad korėjietės nemėgsta labai daug dažytis, o tiksliau, šnekant apie odą, jos nori, kad oda prasišviestų, kad jie atrodytų kuo natūralesnė. Dėl to ir dabar imu priemonę, tai štai kaip ji atrodo, tai yra maskuojamasis pieštukas ir su juo aš padengsiu tik tas vietas, kur man labiausiai reikia, o ten, kur nereikia, aš leisiu savo gražioms odos dalims iš tikrųjų šviestis ir būti neužmaskuotom. Na, pagal dabartinę mano odos būklę galbūt reikėjo šiek tiek daugiau vietų pamaskuoti nei įprastai, tačiau patarimas mano būtų bet kokį makiažą, ne tik tokį dieninį darantis, leisti savo gražiai odai šviesti ir pamaskuoti tik tas vietas, kurias būtina, tikrai nereikia viso veido tolygiai uždengti vienodu, dideliu, riebaus, storo makiažo sluoksniu. Na, tai toks būtų bendras mano patarimas, o dabar keliauju prie štai šio produkto, kuris yra dvigubo efekto.
Tai ne tik 2 spalvos, tačiau jis yra skirtas tiek skruostam, tiek lūpom. Ir aš šiandien nenaudosiu jokių sausų produktų ant viršaus, nes noriu gaivios odos efekto, gaivaus makiažo. Todėl puikiai tam tiks paryškinti skruostus irgi kreminės struktūros priemonė. Ir aš rinksiuos štai šią spalvą. Kreminės priemonės man patinka aplikuoti tiesiog pirštais. Na štai kaip gaiviai ir natūraliai atrodo šis korėjiečių įkvėptas makiažas, bet tai dar ne pabaiga. Aš keliauju prie paskutinės priemonės, be kurios praktiškai nei viena mergina neįsivaizduoja jokio makiažo. Ir žinoma, tai yra juodas blakstienų tušas. Beje, šis tušas yra atsparus atsispaudimam ir suteikiantis apimties. Prie tokio makiažo labai svarbu gražiai padažyti blakstienas, kad jos nebūtų sulipę. Nebent jūs norite, kad jos būtų sulipę. Juk tai tik makiažas, darykit ką norit. Bet aš renkuosi gražiai iššukuotas. Na štai ir viskas, toks lengvas dieninis makiažas vos su 3 šiais mažyliais jau paruoštas, bandykite ir jūs. Annyeong!